pastatas buvo aukštesnis, tai mes viską, kas iki perdangos nuėmėm, viską išlyginom. Ir siena, kadangi yra iš dviejų dalių, viena nešanti, kita ta papildoma apdailinė pusės plytos, ne? Paėmėm viršui viską, kad nebūtų ten tų perkritimų, išbetonavom žiedą. Šita vieta, ta prasme, numušus viską, jinai pradėjo labai plaukioti ir judėti. Tai ant viršaus tiesiog paėmėm, išbetonavom žiedą, surišo vieną sieną su kita ir dabar nėra lygų, bet užtat yra tvirta. Jeigu iš šono pažiūrėsi, tai matysi labai aiškiai. Tai čia buvo skilimai sienoje, tai tiesiog dabar dėjom sutvirtinimo juostas, kad nejudėtų ir mūsų apklijuota polistirolo sluoksnį netraukytų, neplėšytų. Tai matau, kad juostom sutvirtinta, galvoju, kad ar toliau nepūstų, bet jau ten susirišus jau su žiedu. Šiaip viršus dabar jau surištas yra, o čia tiesiog papildomai įdėjom kontrolinius, kad eliminuoti visus klausimus. Ilgasregiais, ne? Jo. Ilgasregis, tai sakau, šita, kai judanti buvo, jinai visą, žinai, pritraukiam prie anos ir viršus visas laiko dabar. Kas liečia renovacijas, niekada negali per daug susiplanuoti į priekį, nes už kiekvieno kampo laukia koks nors niuansėlis, žmonės skambina, kaip daryti čia, ar čia darom taip, ar greunam daugiau, ar greunam mažiau, kažką įsaugot reikia, kažko nereikia. Bet kada pradedi vykdyti, tai atsiranda ir papildomų niuansų, kur tu esi numatęs, nieks nėra radęs. Taip. Kad ir va kaip ir šitas